Treneri, trečias rungtynės su Žalgiriu ir trečias triuškinantis pralaimėjimas. Kodėl vis nepavyksta pasipriešinti kauniečiams? Kodėl nepavyksta? Vis dėlto tai yra Eurolygos komanda, pripažinkim. Jie turi ne vieną, ne du į poziciją, o keletą žaidėjų. 14, galiu sakyti taip. 14 į poziciją ir netgi dėl to, aš manau, dėl to mums nepavyksta. Pradžia pati, gal pirmas 14-15 minučių buvo pakankamai neblogos. Po to kritot į duobę ir iš jos neatsigavot. Kur buvo to persilaužimo problema? Aš manau, pirmas dalykas tai labai agresyvi Žalgirio gynyba, kuri mus išmušė iš vėžių. Mes vargom vien tik persivarinėt kamuolį, nekalbant apie tai, kaip suorganizuoti kažkokią tai puolimą, kur tikrai mums sekės labai sunkiai. Tai aš manau, tai davė jų tą persvarą. Ar galvojat, kad žalgiriečiai spaus nuo pat pirmų minučių per visą aikštelę, kaip jie tai darė praktiškai visas 40 minučių šiandien? Aš galiu pasakyti, aš galvoju, kad Žalgiris yra vis dėlto Žalgiris. Jie eina dėl kiekvienos pergalės, keliasi turi daug labai žmonių patyrusių, daug gerų žaidėjų iš tikrųjų ir jie turi savo žaidybinį laiką, jie keičiasi, jie išeina, kiekvienas daro savo darbą ir paprasčiausia, tai yra Žalgiris, su jais yra sunku žaisti. Iš šono atrodo, kad antroji pusėje davėt savo aukliniam visišką laisvę, nes tiek Marius Pacikonis, tiek Arūnas Vasiliauskas nedvėdami metė į krepšį. Ir iš tikrųjų, antroji pusėje pradėjo žaisti paprasčiau ir improvizuoti. Paprasčiausia, aš sakau, norint kažką daryti, reikia turint galimybę mesti krepšį. Šį kartą jie paklausė, jie metė ir pataikė be abejo. Treneri, turbūt nebuvo rungtynių šį sezoną, kad komanda surinktų tiek daug pražangų. Bandėt kietai gintis, ar varžovai žaidė labai agresyviai? Kur buvo problema, kad surinkot virš 20 pražangų? Aš pasakiau, galim nesisekti užpult, galim nepataikyti, bet gintis visą laiką galim. Visi surinkim po 5 pražangas, išeikim pakeltą galvą, pasakykim, kad mums šiandien mes esame silpnesni ir mes negalim laimėti. Tai aš manau, vyrai paklausė ir stengiasi taip dengtis. Už tai tos pražangos gal ir buvo. Iki antrųjų rungtynių tenai liko pusantros paros. Ar galima tikėtis, kad namuose Juventus žais visai kitaip ir aikštelė bus visai kita kartą? Aš galvoju, žaidžiant savoje salėje prie savų žiūrovų, aš tikiuosi, kad šitas mūsų pralošimas 30 taškų nenuvils fanus ir tikrai ateis ir palaikys mumis. Visą sezoną jie taip darė ir nemanau, kad tai turėtų kažkas įvykti. Tikrai kviečiu jas visus ateiti ir palaikyti mumis. Ir mes tikrai stengsimės sužaisti tikrai geriau.